kalbėjom ten vakar Zakristijui su Laurinu, Laurinė sako, ai ten kažkaip nelabai jaučiasi paruoštas į tie kalėdų šventės. Nežinau kaip jūs, bet labai sunku jaustis, va taip, o jo, все нормально, paruoštas, jau, gerai, daugiau nereikia. Nu, toks jausmas yra, kad galėjom padaryti daugiau, galėjom pasiruošti geriau ir tai net ir tokio dvasinio sveikatos kažkaip ženklas. Bet iš kitos pusės, žinot, tai kažkaip per tą laiką gali būti irgi toks neramybės jausmas, neramybės, nes labai daug reikia paruošti, patvarkyti. Visa Lietuva dabar sėdi parduotuvose ir perka. Nu, ačiū Dievui, kad jūs atėjot. Labai faina, kad suradot laiką. Nu, bet padezrevaju, kad iš karto į parduotuvę važiuos. Nu, bet čia neramybė tokia, suprantat, ar surandam viską, ką reikia, po to susierzinimas virtuvė, jeigu ten trūksta kažkas. Pas mane dažnai buvo taip, kad ir varom pas kaimynus, kad paskolinti kažkas. Tai išorinių būdų, bet tai išreiškina mūsų tokią dvasinį, tikrai dvasinį pasiruošimą. Norim kuo daugiau meilės, norim, kad tas stalas bus papuoštas tikrai meilė ir kad tie santykiai gerės iš tiesų tarp mūsų. Bet kalbant apie stalą, tai tokia kartais ir neramybė ateina, nes ką ta mano uošvė pasakys, ką ten senelis vėl kažkokią ten politinę temą įsivest ir viso, ir pajecho, ir pašvo. Ir šventa labai gražiai bus. Nu, visi šitą bijom iš tiesų, net ir mano šeimoje ten du politiniai yra stovyklos ir pasikalbėti normaliai, žinot, tai kartais jau po minutės reikia išeiti iš kambarių, kad orą paimti. Neramybė iš tiesų. Nemokam padaryti tokią taikus, išklausyti vienas kitą, normaliai pasakyti ir priimti kitą žmogų nuomonę. Ar aš esu paruoštas? Ar mano širdyse yra ta ramybė? Ir dažnai toks vidinis jausmas tokios neramybės yra kaip rodiklė, ar aš esu paruoštas. Mes girdėjom šiandien pirmam skaitinime. Jis bus taika. Mantas mums paskaito. Jis bus taika. Jis ateina kaip ramybės kunigaikštis. Jis ateina kaip tas, kuris atneša tikrą ramybę. Ir mes matom šiandien mergelę Mariją, Elžbietą, kurie atrodo, jie tai tobuli, fantastika, vienas kitas feikina, iš karto džiaugsmas, iš karto, kodėl aš nesu tokia, ypač vyrai taip galvoja. Bet žinot, iš kitos pusės žvelgiant, tai mergelė Marija išgyvena labai didelę neramybę, nes jinai ką tik išgirdo, kad jinai yra Dievo motina iš angelo pusė ir iš karto iškeliavo pas Elzbietą, bet jinai net ir nepakalbėjo su Jozapu, su vyru. Čia nelabai gražus šeimos pavyzdys. Jinai komunikacijos nulis iš tiesų su vyru. Ir baimė yra širdyje, nes ką jisai pasakys, ką žmonės pasakys, jinai neščia, o kas vyras, kaip Jozapas priims. Elžbieta, galim pasakyti, garbė, jinai 80 metų ir neščia. Jeigu jums taip atsitiks 80 metų ir neščia, ar jūs busite ramybėje? Aš nežinau, bet подозреваю, что нет. Labai sunku iš tiesų priimti irgi, kad šalia gyvenantis vyras yra nubaustas angelų. Jisai negali kalbėti ir jisai kurčias yra. Čia garbės tai nelabai daug. Ir ramybės name irgi nelabai. Jisai jaučiasi labai atstumtas Dievui, a jinai žiūri jo, sako, tu nepatikėjai. Tai abu išgyvena tokią
tokio sutrūkimo iš tiesų, kaip mes dažnai savo šeimose negalim kažkaip susikalbėti, negalim kažkaip surasti bendrą kalbą. Mano šeimoje, tai kūčių dieną, tai taip visada visi susipykom, kad tikrai reikėjo plotkelių po tai, kad susitaikti. Ir matom irgi toje Evangelijoje ir tose skaitiniuose, kaip pasiūlymą Dievui, kaip atrasti Jėzų, kuris yra taika, Jėzų, kuris yra ramybės kunigaikštis. Kaip atrasti tą taiką, kurią mergelės Marijos ir Elžbietos susitikime spinduliuoja kaip džiaugsmas. Į džiaugsmas, kuris įsilieja į vaikus. Aš vakar vienam name buvau palaiminti, tai mama sako su šypsena, aišku. Palaiminkite tuos velniukus, žvelgiant į vaikus. Aišku, palaiminom ir jie pasidaro angeliai dabar. Bet tas džiaugsmas, suprantat, spinduliuoja ant vaikus, kurie jinai neša savyje. Tai pirmas irgi susitikimas tarp Jėzų ir Jono Krikštytojo. Kaip padaryti tą taiką mūsų šeimose, kad spinduliuos ant vaikų irgi. Ir matom labai paprastą dalyką, kurio vyksta. Marija pasveikino Elžbietą. Vienas žmogus dalinosi su manim, sako, tiek metų aš kalbu sveika Marija ir aš iki šiandien nesupratau, kad aš sveikinu mergelę Mariją. Sveika Marija. Ir tai vyksta toje Evangelijoje. Jinai sveikina Elžbietą ir iš to sveikinimų, kaip pasakyti, gimsta šventoji dvasia, gimsta ramybė, gimsta taika. Ir tai yra iš tiesų kaip srovė, kurią apima Elžbietą iki vaikų. Tas sveikinimas, mes galime aišku pasveikinti, įsivaizduokite, kad mes prie plotkelių labai daug sveikinam dabar. Ir kaip mes sveikinam? Galim taip paprastai per pareigą, kažkas pasakyti. Bet galbūt, kad mūsų paruošimas į Kalėdų šventę, mūsų adventas, tai pagalvoti, tikrai pagalvoti viešpatie, ką aš pasakysiu? Kas tas žmogus man yra tikrai? Ir ar aš galiu jam pasakyti, gal ne tiek dėkingumą, bet tikrai, tokia, suprantat, kaip meilės išreiškinimą. Nes iš to gimsta iš tiesų tikėjimo pastiprinimas. Mergelė Marija niekam nepasako, kad jinai yra Dievo motina. Bet iš to pasveikinimo jinai supranta, kad Elžbieta žino, palaimintusi Dievo motina. Tu esi mano viešpaties motina. Ir jinai taip, mergelė Marija, jai nepasako nieko. Tie žodžiai, kurie ruošiam savo širdise, protoje, labai dažnai bus įkvėpti šventoji dvasia, kurie pastiprins kitų žmogų tikėjimą. Ir dėl to verta linkėti ne tik sveikatą, bet irgi, kas tas žmogus yra mano tikėjimo kelyje, kas tas žmogus man sako apie Dievą, kas tas, kuris yra šalia mane, sako man apie meilę. Koks buvo didelis pasistiprinimas mergelės Marijos tikėjimo, kad Elžbieta žino, kad jinai yra ta, kurią, kaip sakant, v kursi Dievo. Paprastai Dievas jo prijungia. Tai gal pirmas dalykas, kuris padeda mums atrasti ramybę. Bet yra ir kitas, kurį matom iš tiesų antrame skaitinime. Sako laiško žydams, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios.
štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve, valios. Ar mes darom Dievo valią? Mes galim pasakyti, taip, čia labai toks gilius egzistencialinis klausimas. Bet, ir ne, ir taip ir ne. Nes mergelė Marija ateina kažkokia ne įsakymų Dievų. Ateina, nes jinai atpažina, kad yra žmogus, kuriam reikia padėti paprastai. Ir štai tavo pussesuo jau yra 6 mėnesį tai, kuria yra laikoma kaip neveisinga. Jis jai nesako, angelas sako, eik, patarnauk, būk gera, Dievo valia tokia. Jinai turi apsispręsti iš tiesų, kur man reikia dabar varyti. Ar pas Jozapą pasakyti, ar pas Elzbietą, nes angelas jai pasako. Kada mes darom Dievo valią? Visą pirma, kada mes vykdom savo pašaukimą, kaip žmona, kaip vyras, kaip vaikas, kaip kunigas. Bet irgi, kada mūsų pašaukimas atveria mūsų į tokius mažos šventosios dvasios paraginimus, kurio yra labai daug per dieną. Patarti kam nors, pasakyti gerą žodį, ateiti patarnauti kam nors, atskirti laiką, kad sveika Marija pasakyti už tą, kuris prarado savo artimą. Tiek daug yra tokių švelnių šventosios dvasios paraginimų, kurie daro, kad mūsų gyvenime atsiranda taikos karalystė, taikos kunigaikštis, ramybės kunigaikštis. Ir dar toks trečias dalykas, kurį atrandam šitame skaitinime ir kuris pagal mane irgi duoda tikrą taiką. Tokie keisti žodžiai girdėjom antrame skaitinį. Jis panaikina vieną ir nustato kitą. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Apie ką kalba laiškas? Laiškas kalba apie Jėzaus auką, Jėzaus kūno auką, Jėzaus mirties. Per Jėzaus mirties mes esame pašventinti. Tas, kuris Dievo valią vykdo, tai visą pirma Jėzus. Iš jo mes mokam, kaip vykdyti Dievo valią. Galbūt, kad jeigu mergelė Marija tikrai atpažino, kokia yra Dievo valia, tai dėl to, kad jinai neša Jėzaus, kad jinai priėmė komuniją, kaip taip sakant, ir pasidaro atvira į tą šventosios dvasios vedimą. Kada dalyvaujam mišiose, mes dalyvaujam Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu, Jėzaus aukojimu. Mes dalyvaujam Jėzaus mirties, Jėzaus gimime, Jėzaus prisikelime ir pašventinam save. Kada mes prieinam išpažinties, mes dalyvaujam Jėzaus kūno atnašavimu, nes jis mums atleidžia nuodėmes. Ir leiskite man dabar barti jūsų, nes pasakysiu jums tokią istoriją. Šią savaitę buvau Šumske, ten rekolekcijos buvo. Ir pasiskundžiau kunigams, mes ten sėdėjom, klausom išpažinčių, pasiskundžiau ten kunigui. Volodkovič ten sėdėjo, sako, žinot, tokiai parapijoje esai, tokiai bendruomeniai, sakiau žmonėms, neeikite išpažinties, nedarykite tokių dalykų, užimat kunigų laiką, a jie vis tiek eina. Ir Volodkovič pažvelgia mane, sako, tai tu, nepasako taip, bet pagalvoji, tai tu, durnelį, tu nesupranti, sako man, kad žmonės daro atvirkščiai. Jeigu tu pasakysi nedarykit, tai daryk, tai darys, a jeigu pasakysi darysit, tai nedaro. Tai va, ir šiandien aš supratau, kad jūs nedarysit, tai reikia šiandien pasakyti, kad reikia eiti iš pažinties. Išpažinties eiti gerai, eiti išpažinties. Išpažinties mes kūno, Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti esame visiems laikams.
Suprantant, tik gera iš tiesų. Trukdykite tų kunigų. Kartais net ir atrodo, ai ten, kokią aš ten nuodėmės turiu. Neturiu jokių ten nuodėmių. Darykite nuodėmės, kad juos po to išpažinti, nes nauda yra labai didelė. Esate pašventinti visiems laikams. Žinot, tai vienas būdas, bet yra ir kitas Jėzaus mišiose dalyvavimas. Ir leiskite man, dar 10 minučių kalbėsiu. Tai, žinot, buvo žmonės atėjo, irgi sakom, neeikite į tą kursą apie šventas mišias, bet nuėjo, žodžiu. Ir jie po to dalinosi tokiomis vaisiais iš tiesų po tų kursų. Tai aš jums paskaitysiu keletą. Gyvąją Dievą pradėjau jausti per mišias. Nepasakysiu kas. Grįžo džiaugsmas dalyvauti šventose mišiose. Į mišias ateidavau formaliai, o dabar patiriu didelį džiaugsmą ir ramybę, pagaliau jaučiuosi bažnyčiose kaip namuose. Atsirado dėkingumas. Supratau, kad Jėzaus aukojasi už mane ir už visus kiekvieną kartą per mišias. Išklausius paskaitos apie Eucharistiją, nuolat galvoju, kad Kristaus auka vyksta šiandien. Tai ne vien istorinis faktas, tai kasdien jo priminimas mums, kad yra šalia ir kasdien aukojasi už mūsų atpirkimą. Šis suvokimas padeda išlaikyti skaidrias mintis, atitolina nuo nuodėmės kasdienybę gyvenime, įkvėpė pasitikėjimo ir vilties. Jėzus mus pašventina, kada mes dalyvaujam šventose apeigose. Pašventina mus, kad mes galėtumėm turėti taiką širdyje.